Sveiki visi žvejai, visi kas žiūrite mane. Šiandien bandysim važiuoti pažvejoti ešerių su prenumeratorium, su mano draugu Vitalijus. Sveiki. Važiuosim su tokia transporto priemonė, tipo keturratis kažkoks. Na jo, ant keturių ratų, tai turbūt keturratis. Meškerės. Nu ką, žiūrėkit visi, visiems geros peržiūros. Davė man tokį šalmą, biški mažas, bet nieko, gal ištversi, netoli važiuoti. Susidėjom meškerėlį. Užsikūrė džindžyrą. Kur geriau. Nu va, atvažiavom. Upė biški patvinus tokia. Pabandysim pasvaidyti biški. Ešeriukų pažygiuoti. Žoliukai jau bebrai dibavoj. O. Nu va, pabandysim čia. Čia žvejoja kažkas, ar čia išplautų taip, ne? Kiek patvinus buvo, taip. Jo, ką tu galvoji? Namas roja didelį. Kažką prikabinau, žolių kažkokį turime. Vasarą žiobrių čia žvejoja irgi. Ne, kur tau kriauklių, va, kaip krūva. Jo, hebry, čia yra Ventos upė.
Dugnas jautas, toks akmeniukais. Neš labai. Nu nieko čia kol kas nėra. Važiuosim į kitą vietą. Važiavom į kitą vietą. Žvejys važvejoj. Sak 3 ešerius tur pagavęs. Matyt kažkur čia sukinėjęs. Labai ištvinę. O, gražiai ešeriukai. O. Visai tokia nieka. Nu va, pabandėm, niek nekim čia mums. Tas žmogus va pagavo, 3 toks neblogus, tai turbūt viską išsmaugė. Važiavom dar į vieną tokią vietikę. Pabandysim tokią užuolanką. Gal kas nors sujudins. Ir biški gilis. Ką? Ir biški gilis. Ir čia reikia britkelnis užsidėti. Vanduo pakilęs stipriai. Įlankę tokia vieta. O. Na jo, vieta nebloga tai.
Tai jau čia tokia salelė. Pabandysiu. Nėra čia tokie srovės, pakilom biškį aukščiau. Prieš srovę pavažiavom. Pabandysiu to čia. Bebrai čia darbuojas. Darbininkai. Nėra gilė. Nu nieko ir čia. Bandysim gal dar Virvytės upę pavažiuoti. Ten dvi tokios vietos ir upeliukai įtek prie santakas. Pabandysim pasvaidinti. Jau kurį to ešerį ten iškart į grobą. Atėjo mano naparniks. Važiavom dar vieną vietelę pabandyti. Važiavom šį tokią vietykę, čia Virvytė, upė tek. Užtvanka tokia. Nesu buvęs čia žvejoti, bet nelabai mes čia pažvejosim toj vietoj. Ten aišku aukščiau galėtų pažvejoti ir užtvankas. Čia nelabai. Čia mačiau toks upeliuks, galvojau ištek. Bet nieko čia gera. Nieko čia nebus. Važiuosim dar į kitą vietą. Aukščiau čia tos užtvankas, ten irgi mačiau toks upeliuks įtek. Pabandysim ten. Kokia trobela sugriuvus jau. Beveik. Žmonės gyvena kažkada. Eisim, pažįsim į vidų. Nu jo, viskas įgriuvė. Škurlių pilna, kaip visą laiką. Va, kokį.
Lubelis, koks žemas, galvą galės sudaužyti. O anksčiau žmonės žemė buvo maži. Važiavom dar į vieną vietikę. Babras čia gerai pasidarbavęs. Nu, greit nuversta medį. Darbininkas. Jo, čia gražus vietas. Gyven kažkas namelis buvo. Nu, blemba, aš turiu tokį draugelį. Tas irgi košan. Nejaučiu kažkoks. Nejaučiu kažkoks. Nuo dugno pagalis. Kepalas. O, koks. Sujame, koks žaltis. Įsivaizduoju, nežinojau. Šiaudinis stogo, jeigu ir nams, draudims nedraud. Pažiūrėkit, kebra, žydlas dins. Vidurį žiemos. Sausio. Sausio 26. Sausio 26. Nu gražiai. Atvažiavom žiūrėti namelį. Namelis tebestoja. Pavyzdžiui, kaip su tom durim. Įpirka nebėn. Jo, durų nebė. Vėjas nuplėšė ir nuputė kažko. Pažiūrėk, nuplėšė duris ir nuputė kažko. Čia buvo tie stiprus vėjai tada. Nu, ką padarys. Gal niek neatsitiks su nam čia. O. Opa. Tiesiog. Galės čia miškerelis, sinatsu. Savo sėdėti. Ten jis išvalės, čia išvalės. Čia išvaliau. Tai kur čia to giliausiai ten toliau? Nu, čia užten, čia giliausiai dumblų daug. Lynui daug giliaus nereik. Čia dar gali pabraidyti, išsivalyti, kur nori. Nu. Na, tai va. Nu, atvarėm dar į tokią vietikę, bet kažko visiškai nieko. Aišku, nes aš toks stiprus žygiotais. Virvyti mes čia bandom, bet niek. Neužilgą važiuosim jau namo. Bus šauniai praleisti dienelę, kad divors ne kažkoks, bet pajudėjom biškį, pasigamtinėjom. Fainiai praleista diena, kad nieką nepagavom. Nu tai ką, tada visiems iki. Visiems ne žvyno, ne uodegos. Iki naujų susitikimų.